Nu tai ką, sveiki visi, čia Blogdemas Fubas ir štai paskutinis mūsų, kaip ir mano mūsų čia, kaip pasakysiu, taip nepagadysiu, trading epizodas. Taigi, šiame video aš jau pratrainsiu savo įtemus į karambitą, feidą, tai čia iš karto toksai spoiler alert. Ir šitą dabar aš ta proga. Ir dabar proga viena tai, kad aš baigiau šitas serijas. Kažkas man rašo į Skype'ą, to jos išjungt. Nu, tai va, išjungiu jos. Ir tai va, ta proga, kad aš atidariau savo svetainę, tai csgokeys.lt. Dabar aš jos negaliu parodyti, bet jūs galite jau pabandyti į ją įeiti ir viskas ten yra normaliai parodyta. Tai iškart galiu apie ją papasakoti, arba ne, galiu šiaip tai parodyti toj. csgokeys.lt. Tai va, šitas yra ta svetainė šita. Tai čia galiu aš iškart parodyti, kaip čia viskas veikia. Tai čia parašyta saugų, unikalų, greitą, apie viską apie svetainę parašyta. Štai čia kaip nusipirkti raktą pamoka. Kontaktai, čia galite man parašyti e-mailą. Parduoti raktus, jeigu jūs norit parduoti raktus, čia va parodo informaciją, kaip man parduoti, susisiekti su manimi. Jeigu norit nusipirkti skinų, iškart pasakau, kad čia kaip man reklama iškart yra, kad čia yra pigesni skinai, negu jūs pirktumėt iš marketo pačio. Čia apsimokiau pirkti jums būtų negu iš marketo. Tai va. Galiu parodyti, va čia kaip yra, čia pas mane labai yra įdomiai sukurta, dėl to, kad jūs galite, va čia pavyzdžiui, galite šiaip nesamos reik rašyti, o va šitas viską, jūsų Skype'e, tai va mano gedas 434, bet, čia nesamą parašiau, va paspaudžiu pirkti, ir va parodysiu. Va čia kaina iškart būna sugeneruota ir jūs galite atskaityti visokiais būdais, ta prasme, va kiek būdų. Swedbankas, SEBas, DNB, Danske bankas, Nordea, Citadelė, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Lietuvos kredito unijos, MokyPay, tuomet SMS-ais pirkti, ko tikriausiai jūs labiausiai norėtumėt. Maxima kasose ir pašte, Lietuvos pašte galima ir Perlo terminaluose. Ir dar banko skyriuje grinaisiais. Tai va šitas čia aš va parodau, kad jeigu jūs norėsit pirkti, pas mane yra pigesni raktai negu iš pačio Steam'o, pas mane kainuoja raktai 1,8 dabar, šiaip tai kainuoja 1,9 eurų, bet dabar čia ta akcija atidarimo proga, tai va padariau, kad 1,8 kainuotų, gal mažiau, ne, jo 1,8. Tai va, ir dabar yra Cyrexo Field Tested, Cyrexo Field Tested giveaway'us ta proga, kad mes baigėme šitas serijas ir kad atidariau naują savo svetainę. Tai va, jums ką reikės padaryti, tai įeiti į svetainę, kur bus linkas apačioje, tai description'e, aprašyme šio video, nueisite į tą Facebook'o page'ą, puslapį ir va, ateis, va čia iškart postas bus viršuje, turėsite jį palaikinti, pakomentuoti noriu, ir pasidalinti. Pasidalinti bus svarbiausias dalykas, nes aš tikrinsiu, aš ieškosiu va taip, aš maždaug eisiu va čia, eisiu shares, paspausiu shares, surasiu va žmonės visus, kurie pašėrinė, išrinksiu vieną žmogų, tuomet eisiu per komentarus, surasiu jo komentarą ir pažiūrėsiu, net palaikinti nereikia. Jo, nereikia palaikinti, tai net nereikės palaikinti. Tai ir surasiu komentarą ir viskas. Ir jeigu jūs pataikysiu, tai jūs laimėsite MK Cyrex Field Tested ir čia nežinau, arba galėsite pasirinkti 15 raktų. Tai va, tai visi skubėkite pasimti šitą MK, nes čia yra didžiausias mano giveaway'us, taipogi laimėtojai giveaway'us bus description'e taipogi. Ir ką, tai galim pradėti mūsų paskutinį epizodą. Nu tai va. Tuo ir baigės, kad aš pardaviau savo MDV bajonetą va šitus įtemus, čia pasidariau, dabar neatsimu likti 20 eurų profitą, čia visai gerai man paėjo, va šitą kortą paėjo. Tai va, AK Redline'ą pardaviau už raktus, tai čia cash-outintis norėjau, cash-outintis. Tuomet MK Simovą pardaviau irgi už raktus, tai va čia viską pardaviau už raktus.
Tuomet čia man rodos, čia minimo vyras, tai čia liktai už 70 apytiksliai raktų nusipirkau USP Orioną. Čia pardaviau, nusipirkau Famą, čia Pulse, Haulą, tai čia pigiai nusipirkau, atsimenu liktai už ten 60 raktų, ar 70 irgi čia labai pigiai pasidariau 10 raktų profitą. Tuomet pardaviau savo Redline'ą, nusipirkau už Statraką, Cyrexą, MK Haulą ir USP Orioną ir kažkiek raktų M9 Fade, tai čia 1:1 kaina buvo. Tuomet Cyrexą įva raktus pardaviau. Ir vat AK Vulkaną pardaviau už raktus. Tai va dabar aš turiu dabar M9 bajonetą. Nu, tai ką, pagaliau paskutinis treidas, kurį darau. Tai va, dabar gavau tą Karambit Fade'ą. Kaip gera net atšities. Karambit Fade'as, čia dabar galvoju, kiek čia Fade'o. Va, labai mažai Fade'o čia jėtų. 40 ant 60 man rodos Fade'o, tai 260 raktų, aš jam daviau savo M9 bajonetą, kuris kainuoja 230 raktų plus 30 raktų. Nu tai fair price, manau, sumokėjau. Va. Nu va, pratreinau. Tai ką galiu pasakyti, paskutinis pagaliau treidas ir įvyko jis, wow. Va, reikia dabar nueiti greitai į šitą screenshot mapą. Vietą aukau, nu. Nu ką. O, biški gera grafikė. Nu ką, pagaliau mano gražus Fade'as. Jėtau, kaip džiaugiuosi. Gal biškai jums nesimato, čia biškai tos, palaukit, sutaisysiu. Opa. Va. Wow. Geras. Nu tai kiek čia man užtruko dienų treidint. Tai pala paskaičiuosiu. Pradėjau 10 mėnesio 12 dieną. Pala galiu šitą išjungti. Nu tai va, mano tas profilis. Tai ką, aš pradėjau treidinti nuo 10 mėnesio 12 dienos, o dabar yra 1 mėnesio 28 diena. Tai čia yra apytiksliai, palauk, kiek čia, 3 mėnesiai ir, tai palauk pasakysiu, ir 16 dienų, 3,5 mėnesio. Aš pradėjau su vienu raktu. Iš tiesų net negaliu pasakyti, kiek aš laiko išleidau ant šito viso treinimo, bet maždaug pradėjau su vienu raktu, va dabar, taip, va dabar turiu Karambit Fade'ą, tai paskaičiuosim, kiek aš iš viso turiu. Girdit, gerai tikiuosi girdisi, nes po to bus, kad labai tyliai girdžiuosi. Gerai, tai va, 260 plus, ir kiek aš čia kizų dar turiu? Beveik 40, nu tai galima skaityti 40, bet kad aš dar atgausiu atgal 5 raktus. Plus 4, nu tai 300 raktų. O kadangi vienas raktas, galime litai skaičiuoti, nes tai gal lengviau, nu bent jau ir eurais litais skaičiuosim, vienas raktas galima skaityti 2 eurai, tai pradėjau nuo 2 eurų, o dabar esu 600 eurų. Tai 300 kartų padidinau savo inventorių per 3 mėnesius su pusę. Manau, daug tikrai darbo įdėjau ir va dabar kaip tik mokysiu jūs kaip treidinti ir kad jūs galėtume tą patį padaryti. Tiesiog, na aišku, aš jau viską išmokęs, aš turiu patirties, aš jau, kiek jau čia treidinu, aš jau treidinu 3 metus, aš pradėjau su TF2 viskas, po to perėjau CSGO prieš 1,5 metų, lygtais. Jo, prieš 1,5 metų apytiksliai perėjau į CSGO, nors ne, net prieš 2 metus, tai aš metus tik tai treidinau TF2, nors aš ten baisiai treidinau, nemokėdavau treidint, tai buvo man dabar užteko tiek laiko, kad aš taip treidinčiau. Wow. Esu labai, nu, dabar toks džiaugsmas yra viduj. Ai, tai pala, ne 300 raktų. Čia dar susideda gal kokie, nežinau, kokie, čia gal 20 raktų ir bus. Tai čia dar 20 raktų, nors ne 20. Čia, ai, ne, 20. Jo, 20 raktų, čia irgi totalė bus 320 raktų. Tai iš 2 eurų pasidariau 600, nu, apie 600 eurų.
Wow, esu labai, nu, toksai man gera labai, kad aš tai padariau, nes daug darbo įdėjau ir pagaliau pasiekiau to, ko svajojau ir net nesitikėjau, kad taip ant tiek greit padarysiu. Šakės, aš pats dabar, toksai mind blown. Okei, nu tai ką, dabar pratęsiu video, kai kitką filmuosiu. Nu tai ką, štai paskutinis mūsų epizodas ir įvyko. Pagaliau Karambit Feidan, iki Karambit Feido nuėjau, net nesitikėjau, šiaip tai per 3,5 mėnesių nuėti iki Karambit Feido, čia yra nesveikai mažai laiko. Ir aš tiek nuėjau, tai čia aš pasidariau labai daug profito, dar susikūriau svetainę, tuomet vat dabar pardėsiu raktus ir nu viskas gerai, jum geriau ir man geriau, va dabar turiu žmonės, kurie mane žiūri, yra fanų daug mano, nu va, esu dėkingas labai už viską jums, kad žiūrite ir taip toliau. Nu tai ką, nepamirškite sudalyvauti šitame konkurse ir ką, palaikinkite, pakomentuokite, pasubscribinkite ir ką sutiksime kitame jau turbūt nebe trading epizode. Viso gero.